Sveiki gyvi. Štai ir vėl aš, Martynas. Šiuo metu jau esu nuvažiavęs virš 900 km. Šiuo metu esu jau už Krokuvos, vidury miškų. Dabar važiuosiu link Slovakijos. Pakol kas laukia gan sunkus atkarpa. Tai galite ją pamatyti čia, kur per 100 km bus pakilta virš 202 km įkalnės. Tai laukia gan sunki kova, bet manau įveiksiu, manau nebaisu. Bet o ką aš nuveikiau iki šitos vietos, tai galite pamatyti čia. Pradžiai kelias buvo gan lengvas, nes palyginus tiesų ir gražu. Buvo gan daug sodų, tai pasivaišinau vyšniomis ir kitomis uogomis. Pasiekiau keletą gražių miestelių. Daug miestelių turi daug istorinio paveldo, kaip lėktuvų, tankų, kai kuriuose net vietose. Tada pasinaudojau Google Maps paslaugomis ir jis nuvedė gan įdomiais keliukais. Tai teko važiuoti prie bėgių. Teko pravažiuoti vieną mišką, kur net netikėjau, kad ten įmanoma pravažiuoti. Gan buvo sudėtingas kelias, tai ant galo jau apsidžiaugiau, kad šio pabaiga. Ir tada pamačiau, piniginės nėra. Tai ką dariau tada? Teko apsisukti. Nuvažiavau pradžiai 20 km, tuo sunkiausią atkarpą atgal. Neatradau piniginės. Jau buvau prie pasidavimo ribos, bet prisiminiau, kad prieš dar 20 km buvau kebabinė sustojęs. To reikia jiem paskambinti. Paskambinau, yes, come here. Labai gerai. Nuvažiavau, atidavė piniginę, neėmė pinigų už tai bent jau šokoladą nupirkau, kad pasaldinti jų gyvenimą. Ir tada paskambinau viešbučiui pranešti, kad jau nebeatvažiuosim, nes jau buvo gan naktis ir jau tikrai nebūčiau spėjęs nuvažiuoti. Bet savininkas Lukas sako, no problem, I will take you up. Ir pasirodo visai maladės žmogus. Susipažinau su Luku, atvažiavau su Šaranu, pasėmė mane. Gerai, kad jis mane pasėmė, nes kitą dieną buvo didžiulė audra, tai net pasėmiau papildomą dieną tenais pernakvot, nes per lietų ir audrą tikrai nenorėjau važiuoti. Kitą dieną pajudėjus, aplankiau keletą apleistų pilių. Čia galite pamatyti kelias video iš jų. Tuo pačiu Luko patarimu nuvažiavau į japonų miestelį. Apvažiavus visą tai, važiavau link Krokuvos. Norėjau pasiekti per vieną dieną Krokuvą, tačiau dėl papildomų nesklandumų, kaip atsidūrimo vidury pievų, kur turėjau važiuoti keliu, gavosi pieva.
Teko pernakvoti dar miške, kaip ir šičia, bet nebaisu. Aišku, vienu momentu vos stirna neatsitrenkė į mane, tai buvo visai įdomi patirtis, bet sveikas gyvas dar. O toliau, kitą dieną gavus šiek tiek lietaus ir paragavus pirmo kąsnio kalnų, pasiekiau Krokuvą. Krokuvoje jau buvęs prieš tai, taip kad daugiausiai tiesiog apsidairiau pro senamiestį ir pailsėjau, susiruošiau savo dviratį. Na, o dabar manęs laukia kalnai. Tikiuosi išgyvensim, tikiuosi atlaikysim, nes po jų jau atsivers platybės, atsivers kitas regionas, tai bus visai įdomu, kitos šalys. Tai manau, pamatysite mane jau kitoje šalyje. Dar tiksliai nežinau kurioje, bet nes noriu, jau turėjau šitą video prieš tai sukurti, jau norėjau Krokuvoje sukurti, bet trūko cinkelio, trūko laiko, tai sakau, biškį palauksiu ir geriau sukursiu vėliau. Tai man buvo smagu ir iki kito. Bye bye!